Vakar buvo atvykusi pacientė virš 30 metų amžiaus. Nusprendėme jai apžiūros metu atlikti botulino toksino procedūrą viršutiniai veido sričiai. 3 zonom, tai yra kaktos horizontaliom raukšlėm, vertikaliai ir akių šoniukose. Suleidom 120 veikimo vienetų Dysporto. Šią procedūrą rekomenduojama paprastai kartoti kas 4-6 mėnesius ir tai priklauso nuo žmogaus amžiaus, nuo jo raumenų aktyvumo, nuo jo mimikos, nuo genetikos, vyrui, moteriai irgi galbūt truputėlį yra skirtingas terminas dėl raumens aktyvumo, ar žmogus aktyviai sportuojantis, ar gausiai prakaituoja. Išties vyrai irgi dažnai atlieka šias procedūras, tai nėra tik tai vien tarp moterų. Apie 90% mes leidžiame Dysportą, tai yra galbūt populiariausias botulino toksinas. Labai nedaug naudoju aš Vistabelio, dėl to, kad jisai netaip gerai visiems išlieka. Kai yra veido oda labai sausa, labai minimalios raukšlės, jaunas amžius, kai norima tokio vadinamo baby botox efekt, naudoju Vistabelį. Tarp botokso injekcijų šiai būtent pacientai, kadangi jos oda jinai ganėtinai yra stora, mišri, rekomenduočiau taipogi atlikti frakcinio lazerio procedūras, nes jai tiktų pagal raukšles, pagal jos odos būklę. Aišku, hialurono injekcijos, biorevitalizacijos, galbūt mezoterapijos būtų irgi į naudą